Labadiena, Šarūnas Ramanauskas. Šiandien mes pakalbėsim apie Magic Lime Academy kompaniją, apie jos sistemą 168, apie kaip pradėti naujokui dirbti, kaip planuoti tuos visus darbus. Padarysiu aš vertimą, kaip mūsų lyderiai Natalija ir Sergejus Haninai ir kiti pasakoja apie mūsų galimybės, mūsų kompanijai, strategiją, kaip greitai uždirbti pinigus. Dabar aš pasidalinsiu įrašu ir bandysiu padaryti vertimą. Tai turbūt matosi tas įrašas mano dabar. Čia pas mus dalyvauja pristatymo Sergej ir Natalija Hanina ir kartu taip pat mūsų dar vienas lyderis dalyvauja. Jie yra turintys didelę patirtį žmonės, kurie užsidirba per metus. Tai va čia Maksimas Pugučius ir mes šis rodys, o aš versiu į lietuvių kalbą, nes jie kalba rusiškai, kad būtų jums naudinga informacija. Čia kalba bus vykdoma, kaip pradėti dirbti ir kaip pradėti pačiam verslą ir padėti partneriams daryti. Mūsų verslas prasideda nuo registracijos ir toliau eina pagal žingsnius. Pirmiausia, kad mums susiregistruoti Lime Akademiją, mums reikalinga pirmiausia paimti pagal jūsų žmogaus, kuris jums atsiunčia sponsorius, referalinę nuorodą ir jūs ten registruojatės ir jūs registruodami įvedate savo duomenis ir įvesti elektroninį paštą, nes ji turi būti patvirtinta registracija. Elektroninis paštas turėtų būti kaip ir naujas, nesusijęs su kitais akauntais, socialiniuose tinkluose, padaryti geriau naują poštą, geriausia Gmail elektroninė pusė. Ir tai yra svarbu, kad tai yra šitas paštas elektroninis reikalingas patvirtinti jums finansinį pavedimą. Ir Gmail paštas yra unikalus, kad čia žymiai geriau apsaugotas šitas paštas. Ir dėl saugumo jis reikalingas geriausia padaryti Gmail, ne Yandex, ne RU, ne kitus. Nes .ru ne visą laiką praleidžia laiškus arba kažkokią kitą informaciją, todėl kad pas mus Lime Akademija surišta su kripto industrija ir ne visose šalyse, tuo pačiu ir Rusijoje ir kitose šalyse, nes reguliuoti iki galo, kad informacija duotų ir jos būtų neblokuojama šitą informaciją. Ir dėl to gali būti blokuojama ir iki jūsų pašto nedaeina. Ir tai grėsia, kad jūs, kai padarote kažkokios tai internete pavedimus arba informacijom reikalinga, jums neteina jūsų paštą patvirtinimas, o be pašte nuorodų patvirtinimo jūs negalėsite padaryti jokių veiksmų. Ir nors savo akautui geriau padaryti atskirą elektroninį paštą, kuris bus naudingas šitoj kompanijoje ir naudojamas toj kompanijoje. Ten jūs įvedat savo vardą, pavardę, gimtadienį, įvedat telefoną ir registruojat, atidarot naują Gmail paštą. Po to veiksmo, kai jūs paėmėte iš savo sponsoriaus referalinę nuorodą, jūs registruojatės, jūs kabinete atidarot registraciją. Ir registracijos kabinete tai reikia suvesti duomenis. Dabar atidarysim jums kabineto registraciją. Dabar parodysiu, kaip vyksta registracija. Pas mus yra 3 kabinai: Lime Akademija, BitLime Akademija ir kursų pirkimas.
Dabar šiuo laiku jau sukurtas naujas saitas, vienam puslapį viskas yra. Ir va visi ta kabinetas viena nuoroda, sujungta su viena nuoroda, tai jūsų asmeninė nuoroda, kurią jūs siunčiat savo naujam partneriui. Ir dabar parodės, kaip vyksta registracija. Mes sugalvojom savo vardą internetinį, lotyniškomis raidėmis rašyti, be simbolių. Tai gali būti didžiosios, mažosios raidės ir skaičiai ir ženklai. Parašot elektroninį paštą, telefoną, susigalvojat savo slaptažodžius ir tiesiog įrašot savo sponsoriaus loginą ir savo vardą pavardę. Po to į jūsų elektroninį paštą ateina laiškas, kurį reikia patvirtinti, bet to patvirtinimo nebūna registracijos. Ir jūs čia registruojatės va šitam puslapį. Jis vadinasi Magic Lime Academy puslapis. Jūs su savo slaptažodžiais, su savo loginu įeinat į Laimą. Jūs juos įrašote įėjimą ir kada jūs patvirtintus, jūs pagal savo nuorodą įeinat ir tada jūs atsidarys, kad jūs nueikite į savo paštą ir patvirtinkite nuorodą savo elektroninį nustatymuose. Reikia įrašyti nustatymuose telefoną, įrašyti savo vardą, pavardę, gimtadienį, dėl to, kad jūs galėtumėte daryti pavedimus kitas finansinės informacijos. Ir tai reikia eiti į nustatymus. BitLime taip pat kompanija iš karto registruojasi ir jūs turit galimybę įeiti į antrą mūsų projektą, BitLime, į auto ir namas kompaniją. Ir pagal tuos pačius įėjimus ir tuos pačius slaptažodžius jūs dalyvaujate ir tose programose. Ir mūsų sujungti vieną tinklą ir su vienu slaptažodžiu. Ir naujam puslapį ten viskas kitaip matosi negu čia, nes čia yra senas modelis, bet naujam puslapį Magic Lime Academy tai yra visai lengviau ir paprasčiau dirbti. Toliau. Ką mes darome po to, kaip mes susiregistruojame? Kaip mes susiregistruojame, pas mus yra užduotis pirkti kursus arba nusipirkti marketing planą. Ir jeigu mes perkam planą, mums nedomina kursai arba galima pirkti kursus, jeigu mums nedomina marketingo planas. Mums reikia papildyti balansą. BitLime kaina yra 1,10 tūkstantoji bitkoinų. Mes einam į balansą, į finansus. Ir mes įrašom 2900 švinų bitlainus papildymą. Tada išmetam šį puslapį. Sistema duoda mums galimybę nukopijuoti, sugeneruoti kodą, mūsų piniginės adresą. Ir duoda mums adresą, į kokią reikėtų pervesti kriptovaliutą bitkoinus. Mūsų BitLime'as pilnumoj pririštas prie bitkoino kurso, tai yra 1,10 tūkstantoji bitkoino. Ir jeigu jūs nusipirkot bitkoino 2920, tai tiek jūs atskaičius
pavedimo mokesčius, jūs gausit tokią sumą. Bitlaimas. Čia yra nuoroda, laukia į šitą piniginę, kad būtų pavedimas padarytas, laukiamas pavedimas. Ir čia balanse atsispindi šitą operaciją. Mes šitaip įsigijame vidinius pinigus Bitlaimus. Pagal naują programą tai vadinasi Lime. Tai priklausomai nuo jūsų regionų, jūs turėtumėt įsigydami Bitlaimus turėti kriptovaliutos piniginę, kur ten galima įsigyti bitkoinus ir ten skirtingose šalyse yra skirtingos piniginės ir tą piniginę reikės taip pat išmokti, susikurti ir norint įsigyti bitkoinus per savo piniginę arba per keityklą. Ir jūsų sponsorius jums patars, kaip geriau tai pasidaryti ir kaip tą įsigyti piniginę, kaip užsiregistruoti. Ir aš dabar jums papildysiu dar vieną informaciją, kad Europoje yra biržos, Binance, yra Changeriai, yra Whitebit ir kitos biržos ir tiesiog veikia Europoje tos biržos, įsigijimo biržos. Kai kuriuose biržose rusiakalbius yra pagal jo blokuojamos, pagal jo pasą, pagal viską ir tai reikia atkreipti dėmesį, ar verifikacijos daromos, ar registracijos. Ir padarę verifikaciją iš kortelės greitai galima įvesti iš kortelės ir gauti bitkoinus ir iš bitkoino greitai pervesti į Magic Lime Academy kompaniją. Ir šitiem pavedimam naudojamos įvairios keityklos, įvairios biržos, kurius savo nuožiūrą galite susikurti ir patikrinkite, ar jos saugios, pagal rekomendacijos, nes atsiliepimai yra žmonių ir viską greitai galima daryti ir viskas veikia. Aš rekomenduoju atkreipti dėmesį pagal naujus įstatymus, reikalingas, kad būtų vidiniai pinigai ir išoriniai pinigai. Ir dabar viskas bus priimti tiesiog į kortelės galimybė yra išvesti pinigus į kortelę ir turit galimybę pagal individualią veiklą, jūs gaunat pajamas, kurias galite deklaruoti kaip pajamas ir turit galimybę sumokėti mokesčius. Jeigu jūs naudojat pinigus vidiniuose kriptovaliutose piniginėse ir jūs turit galimybę mokėti kriptovaliutą į kitas įmonės, reiškia, nereikia būtinai vesti į banko kortelę, o galima pirkti prekes ir už kriptovaliutą. Maksimas irgi papildus, kad Rusijoje galima per Binance daryti ir padaryti verifikacijos kortelės ir pagal Sergejaus pasakymą, kai kurie žino, kai kurie nežino, ir Bitlaimus galima pervesti iš vieno kabineto į kitą kabinetą. Ir tai yra kaip vidiniai pinigai ir gali žmogus tiesiog grynais pinigais jums sumokėti, o jūs už jį galite sumokėti vidiniais pinigais. Ir tiesiog iš jūsų balanso yra limitas parašytas, kada jūsų uždirbti pinigai jūs galite naudoti savo reikmėm, taip pat mokėti ir už kitą žmogų. Suprantama, kad mažos sumos nelabai neįdomu, bet mes mokinkimės teisingai vesti iš pradžių verslą, nes pas mus viskas oficialu, legalu, bet reikia išmokti teisingai vesti verslą. Nes kai jūsų sponsorius turi galimybę jiems suteikti informaciją, kaip atsidaryti kriptovaliutos piniginę ir transakcijas pagal jūsų kortelę darot
jūs nedarykite didesnės sumos, tiek, kiek yra biržoje įrašyta, kad tiesiog nereikėtų jums blokavimo sąskaitų, reikėtų vertifikacijos papildomais ir ten yra, perkant grynais kortelės kriptovaliutą, yra sumos įrašytos, virš kurios sumos jau bus papildomos vertifikacijos. Tai mes vėliau atsakysime jūsų klausimus, o dabar toliau, kaip mes papildom balansą bitlaimais. Ir čia pas mus atsirado 2920 laimų. Ir tada mes pereinam į produktų skyrių. Ir čia mes perkamės, už tą sumą mes perkam kursus pagal tą programą, kur mes dalyvaujame laimė arba bitlaimė, mes įsigijam kursus, tai yra mokymai, kad turim galimybę ir vat, jeigu mes perkam už 2920, perkam už 2000, paskui perkam už 600, už 300 ir 2 kartus po 10. Ir taip mes juos perkame šituos kursus. Vat kaip šitas vyksta, paspaudžiam nupirkti, įvedam savo internetinį vardą ir nuspaudžiam nupirkti. Ir va, šitie 10 bitlaimai, kurie pažymėti viršuje, atsiras jūsų balansą. Ir ten jie atsirado apskaitoje. Toliau po viso to, kaip atsirado mūsų kabite bitlaimai, mes įeinam į partnerio komandą ir pas mus kainuoja pirmas kursas, pirmam stale, jis kainuoja pirmam kartui 40 bitlaimų, o jeigu jūs norėsit papildomai pirkti, jis kainuos 36. Ir čia daroma patartina suderinti su sponsoriui, kad sponsorius gali pasižiūrėti, į kurią vietą jūs atsistosit ir kaip geriau pastatyti ir kada. Patys pradžiai geriau nedaryti, geriau pasitarti su sponsoriu, jis duos patarimus. Ir paspaudžiam nupirkti kursus. Kol jūs nenupirksit pirmo kurso, jūs negalėsit nusipirkti nei antro, nei trečio, nei ketvirto, nei šešto, nei aštunto. Jeigu mes galvojam 1, 6, 8, tai iš pradžių mes perkame už 40 bitlaimus, mes perkam 6 ir paskui mes perkam 8 kursą. Čia vat 6 kursas yra 2880. Tai vat bendroji sumoj 2920 užtenka nupirkti ir pirmo stalo, ir 6 stalo. Lygiai taip pat galima eiti į bitlaimą, tik ten pirmas lygis perkamas už 110 ir tada bus galima nupirkti kitus lygius. Ir tai bus truputį vėliau informacija, kaip tą viską padaryti. Svarbiausia, kad jūs suprastumėt, kaip vyksta pirkimai, kaip vyksta balanso papildymas. Maksima prašo papasakoti, kaip padaryti finansuose išvedimą arba pervedimą partneriui. Čia yra mūsų balansai, ataskaita už mūsų atsiskaitimus, pajamus iš marketingo plano. Čia mes galime pervesti žmogui, kitam partneriui mūsų, iš vieno kabineto į kitą ir naudodami vidinius pinigus. Ir pagal įstatymą, jeigu daugumos šalių vidiniai pavedimai irgi taip pat skaičiuojami kaip ir pajamos
skaičiuojamos kaip ir pinigų išvedimai ir vienas kitam partneriui pervedė pagal visus įstatymus, reikėtų irgi, kad deklaruoti, bet jeigu vedate kortelę, taip pat reikia deklaruoti. Ir dabar Maksimai prašo parodyti, kaip išvesti pinigus. Jeigu einam į pagrindinį, jeigu pas jūs uždirbta 34 tūkstančiai bitlaimų, reiškia galima išvesti limitę tiek, kiek galima 28 900 išvesti. Nes čia yra likutis balansas, yra 500 ir jeigu man į vidinius pinigus perveda pinigus, aš vis tiek negalėsiu daugiau kaip 28 900 išvesti, nes tiek aš uždirbu. Lygiai tas pats yra su laimu, lygiai taip pat yra pajamos rodomos, kiek jūs uždirbat, kaip vaikšto pavedimai, vėl pervesti partneriai yra kitam partneriui laimui pervesti ir aš jūs loginą. Ir lygiai taip pat čia stovi balansas uždirbta ir suma, kurią galima išvesti. Ir jeigu jūs čia į išorinę piniginę nieko neišvedėt, jūs tą pačią sumą galit ir išvesti. Ir daugiau uždirbtos sumos jūs išvesti negalėsit, tiek kiek uždirbote, tiek galit išvesti arba sumokėti už partnerį. Ir va čia yra knopkė išvesti pinigus. Įvedat savo Bitcoin piniginės adresą, paspaudžiat išsiųsti ir va čia yra vėl išsiuntimo nuorodos, kada siųsta, kada į išorę jūsų Bitcoin piniginę nuosavą, kuria yra jūsų užsiregistruoti kortelė arba biržai arba keityklai ir jūs įsivedat pinigus ten. Ir viskas tai dirba. Iš karto norėčiau aš jums parodyti pagal saugumą jūsų piniginių. Tai irgi svarbu. Saugumas yra šaltas raktas, ten karštas piniginės ir jūs patys renkatės kuo saugesnę piniginę. Savo ir asmenis dalykas yra. Vienam tas patinka, kitam tas patinka ir mes rekomenduojam pagal mūsų kompanijos atsidaryti keityklai Transvalet tokias piniginės, kur galima rinkti pinigus saugiai pervedinėti. Šaltuose piniginėse, nors ir galima turėti ir karštas. Ir visos tas piniginės jungia vienas momentas. Ir kiekvienoje piniginėje jūs yra daugias žodinis kodas, SWIFT 12 žodžių ir jūs tiesiog turit šitos kodus atsidarydami piniginės įsisaugoti ir jas reikia tos kodus atskirai atsispausdinti ir saugoti prie savo daiktų, prie dokumentų, kad jeigu kas prapuolus piniginės tie kodai, jūs negalėsite tiesiog atsidaryti ir negalėsite daryti savo piniginės. Ir kad atstatyti šitą piniginę, reikalinga jums išsaugoti tuos kodus, už tai, kad prapuolus jūs negalėsite įeiti, atidaryti ir tie pinigai gali dingti. Už tai slaptažodžius reikia saugoti, kad galėtumėte atnaujinti. Ir ne vienam žmogui prapuolė yra tai Bitcoin'e, kad užmiršo slaptažodžius, sulūžo kompiuteris, sugedo ir neįeina. Ir ketvirtadalis žmonių visam laikui yra prapuolę Bitcoin'ai visam laikui, nes jie nebegali įeiti į savo Bitcoin piniginę valetą. Ir šitą informaciją slaptažodžius laikyti saugioje vietoje. Ir jeigu kitas žmogus turi šitas daugiažodinį kodą, tas žmogus kitoj piniginėje gali atnaujinti ir nurašyti. Štai daugiažodinį kodą reikia saugoti. Sergejus ir Natalija klausia, ar dar galima
kažkokią informaciją pasidalinti ir kažką tai papildė ir sako, papildė, dar pamokysim, kaip paskaičiuoti kursus. Vieno Bitlaimo kursas, kaip paskaičiuoti, kiek reikia įvesti pinigų, kaip nupirkti. Geras klausimas. Ir va čia yra kabinete kursas doleriais. Ir čia rodo kursas, kiek kainuoja vieno bitkoino kursas doleriais, kiek rubliais kainuoja ir kiek balansai yra 928 balansai. Tai yra bitkoino 0,00928 bitkoino. Tai jeigu mums reikia išvesti už rublius, sakykime, kaip pavyzdys, 2920 reikia mums Bitlaimo, kaip paskaičiuoti kursą. Mes matom kursas rubliais, dėl to, kad paskaičiuoti, kiek kainuoja vienas Bitlaimas rubliais, šitą mes perkeliam kablelį per 4 skaičius ir tai gaunasi vienas Bitlaimas kainuoja 28 rublių. Ir jeigu už pavedimą bus nuskaičiuoti pinigai ir reikėtų dadėti truputį pavedimams pinigų. 2900 Bitlaimo dauginam. Padaugint iš 31 rublis, reiškia, mums reikia 87 600 rublių pervesti, kad įsigyti 2920 Bitlaimų. Jeigu nueisit į biržą, ten matysis kitoks gal kursas, viską, bet faktas, ves reikia padauginti iš kursų. Sekundėlę. Dabar įsijungs. Dėmesio. Pavyzdžiui, 2920. Tai čia pirmui 6 stalui reikalinga tiek Bitlaimų. Tai pas mus bus 0,0292 bitkoinų. Bitlaimas 1/10,000 bitkoinų. Kad ateiti pagal strategiją 1.6 mes turėtume tokį kiekį bitkoino įsigyti ir pervesti, kad bitlaimuose būtų 2,902. Ir jeigu jūs einat per biržą ir va čia Binance, tai yra toks kursas pavedimo. Vienu žodžiu, mes turime nupirkti bitkoino daugiau šitai sumai 0,005, nes tai kainuoja procentai už pavedimą. Kad lygiai tokią sumą gautume mes Lime akademijai, nes jeigu bus truputį mažiau, mums neužteks nupirkti 1 ir 6 lygį. Būtinai atkreipkite dėmesį, kiek ima už komisinius mokesčius. Jeigu jūs papildomai dadėsit ten komisijos mokestį, jums pilnumoj užteks, kad įsigyti Bitlaimą. Turbūt turėtų tai aiškiai paaiškinam, jeigu grivnais irgi bitkoino kaina, jeigu eurais pasiskaičiuoti irgi bitkoino kaina. Ir tiesiog bus lengviau jums, jeigu jūs suapvalinsit į didesnę pusę 4000, nes tas 40 laimų visą laiką bus jums reikalingi už naujo žmogaus, pervesti jam registracijai. Ir jeigu ten
kelių ten bitlaimų neužtenka ir tada prasideda prašymas pas sponsorių ar kažkur pervesti pinigų, kad galėtų stalą nupirkti, o kada yra truputį daugiau, nėra jokių problemų. Ir jeigu, sakykime, ten pas jūs kažkoks likutis, nes pirmoje vietoje, pirmam lygiai jūs visą laiką jūs galite ten nupirkti už 36 bitlaimus ir geriau, sakykime, suapvalinti iki 3000 bitlaimų. Tai. Ir tiesiog, kada jūs norit eurais arba doleriais perskaičiuoti, tai vat vienas bitlaimas, tai vat persikelia kablelis ir gaunasi 0,36 kursus. Čia turbūt viskas paprasta ir lengva. Taip, toliau mes, tai čia pirma dalis, kurią mes padarėm, tai ačiū. Ir mes dabar pirmą detalę sustabdysim. Ir dabar mes turėtume pasižiūrėti savo kabinės, marketingą ir taip toliau. Ir aš dabar sustabdysiu šitą įrašą už tai, kad reikia pirmiausia, jūs pažiūrėkit kabinetą, kada prisiregistruojat, jį pasimokinkite, išmokite, tai yra tiesiog yra galimybė daugiau informacijos savim.